Jei nori žiedo, kuris atrodytų švelniai, bet vis tiek trauktų akis, morganitas yra gan rimtas variantas. Tai bus nauja rubrika, kur aš stengsiuos parodyti kuo daugiau visokių akmenų, kokių yra šiam pasaulyje. Ir galbūt jūs atrasite naują akmenį, apie kurį nežinojote. Ir jis jums taip patiks, kad jį norėsite panaudoti vietoj deimanto, pavyzdžiui. Tai šiandien kalbėsiu apie morganitą. Ir jo spalva būna nuo švelniai rožinės, kaip štai šitas akmenukas, iki lengvai tokios persikinės, kreminės spalvos. Morganitas yra kilęs iš tos pačios akmenų šeimos kaip ir akvamarinas bei smaragdas. Ir kur jisai randamas? Tai istoriškai buvo pirmą kartą atrastas Madagaskare, bet šiais laikais produktyviausia vieta, kuris yra iškasamas, yra Brazilija. Tai žmonės jį yra pamėgę pasaulyje dėl jo šiltos spalvos. Manau, jisai yra tikrai moteriškas akmuo. Taip pat gerai dera su auksu atspalviais. Ir yra vienas niuansas, jisai nėra toksai kietas kaip safyras arba deimantas. Tai į tai reikėtų atsižvelgti iš anksto, renkantis žiedą. Tad jeigu norisi ne balto, ne visiškai klasikinio varianto, bet tokio, kuris turi šilto atspalvį, tai morganitas yra tikrai puikus variantas. Jeigu buvo naudinga, paspausk like, pasek mane ir parašyk komentarą, apie kokį kitą akmenį norėtum išgirsti kitame video.